Labas, geras klausimas, kas per du dalykas ir kaip tai atrodo. Gerai, imu šitą, turiu kefyro ir eisim pas kolegės į barstuką, merginos, kurios daro paskiškas bandelės, kepinius tortus ir bandysim pagaminti visą šitą dalyką. Einam pas kolegės. Opa. Nu, va. Va, mes jau pas merginos pabėgo. Tai mums reikia vienai, daroma taip, vieną stiklinę jogurto kefyro ir vieną šaukštą reikia dėti miltelių. Nu, bandysim padaryti. Pa. Labą dieną. O dar užžovas. Tada čia. Arbatinis šaukštelis, nu pažiūrėk, kas čia pradėjo įdomus dalykas. Opa. Nu, reikės viską išmaišyti gerai. Labą. Ir lauksim 2 minutės, sako. Gaminam šaltibarščius. Ja. Ir dabar reikės laukti 2 minutės. Bliudelį? Tai turbūt... Ne, nebūtinai tada į bliudelį. O, įdomiai. Šiaip aš prastai žodžiu, bet iš tikrųjų labai skaniai. Ir spalva, pažiūrėkit, gavosi ružavom bliudelėje. Nu, laukiam dabar 2 minutės vis dar. Ir žiūrim, kaip čia gausis. Nu, ragaujam. Nu, primena. Gal reikėtų dėti biškį daugiau negu šaukštelį. Geras dalykas. Tuoj šaukštas nešiu. Galėsim kolegę nufilmuoti. Ką girdi? Tai visai neblogai, bulvių trūksta. Nu? Skanu, ne? Aš sakau, jaučiasi šaltibarščiai. Man trūksta, žinot ko? Taigi, rezumuojant, skanu, sakė, trūksta bulvių, agurko, nu trūksta to šaltibarščių konsistencijos, bet skonis primena tikrai šaltibarščius, reikėtų truputėlį daugiau gal įsidėti, negu parašo kaip gaminimui, bet iš esmės, kaip greito paruošimo, geras reikalas.